Labą dieną. Čia dar kartą Mindaugas Vaitkus. Šiandien kalbėjom. Noriu paklausti, aš pateikiu iš naujo prašymą dėl mano sumušimo, kad Irmantas mane sumušė. Yra abdukcija ikiteisminio tyrimo medžiagoje. Ir Kristinai Šarkaitė jisai patvirtino taip pat, kad mane, kad turi teisę savivaliauti, tai yra tramdyti mane, buvo atėjęs prie durų. Tai panaudojo prievartą. Noriu paklausti, kas nors vyksta, kas nors buvo bandoma žiūrėti? Kur jūs pateikėt? Aš siunčiau per į policiją, siunčiau prašymą dėl ikiteisminio tyrimo pakartotinai, kadangi jau yra abdukcija byloje. Tyrėjo matėt per e-policiją, kas paskirta? Ne, nemačiau. Aš tai gaunu atsakymus iš Avucko vyresnio tyrėjo, kad visi mano prašymai su diktofonu ar su garso įrašais, su tiesioginiais grasinimais. Nieko nesigirdi ir nesimato. Nu, kaip nesigirdi, aš turiu technologiją, kurie netgi iškeliu balsus, net gyva iš Rusio. Kokia Mindaugai pati technologija, mes matėme ir girdėjom nieko. Nu, aš nežinau, aš girdžiu, aš galiu išgarsinti 5 kartus, iškelti balsą ir netgi girdžiu. Nu, aš nežinau, kokia bus technika. Tai jeigu bus seniena, žmonės privačiai nemokamų programom gali tai daryti geriau negu į policiją, tai ką man, kino studijos reikia garso kokybės rodyti, kad nusikaltimą daro. Nu, tai... Jeigu jūs pateikėt prašymą ir dar negavote atsakymą, laukit atsakymo. Jeigu tyrėjai jūsų reikės, paskambink. Gerai, bet ką daryti, jeigu tyrėjai, aš pateikiu garso įrašą su diktofonu, pagarsinu, su programinė įranga išgarsinu, prie lango pastatytas, yra automobilis, yra su vaizdo kamera nufilmuoti, Juodkrantė 6. Nu tai, aš nežinau, tai reiškia, jeigu žmogus savo bute girdi, kai jam grasina, tai, o po to išgarsinu, aš pakartotinai atsiunčiu išgarsintą įrašą, kuriame labai aiškiai girdisi viskas, tai jūs antro įrašo neklausote ir tuomet jūs atsakymą, kad jūs... Nu tai ką jūs galvojate, aš nurodžiu minutės, sekundės tikslumu viską. Žinodamas, kad policija yra nusispjauti. Tai aš, iš tikrųjų, ką tu ten pateiki, ką tu parašai. Kad nebūtų, kaip sakoma, kvailių klaidų, aš padariau viską taip, kad būtų minutės, sekundės tikslumu išgarsintas įrašas, iškeltas balsas su aiškiais grasinimais, po langais Juodkrantė 6. Negirdit. Tai reiškia, reikia prokuratūrą atiduoti, kad girdėtumėt. Supratau.